Pirma užduotis. Puslapio numeravimas, viršutinės ir apatinės paraštės. Arba kitaip sakant, kolonės. Šioje užduotyje jums reikia atlikti tokius veiksmus. Padaryti, kad skirtingai būtų skirtingos paraštės lyginių ir nelyginių lapų, bei skirtingai pirmas lapas suformatuotas. Ir, tarkim, lyginėse mes rašysim Klaipėdos valstybinę kolegiją, apatiniai paraštėje rašysim kairiam šone, tarkim, fakulteto pavadinimą, o centre puslapio numerį. O nelyginėse, tarkim, rašysim viršuje grupės pavadinimą, o apačioj, tarkim, vardas pavardę ir puslapis centre. Norint iškviesti paraščių meniu, galime paspausti virš teksto dvigubai ir tokiu būdu iškvietėm mes iš meniu skirtą formatuoti paraštę. Pasirinkam, uždedam varnelis ties different alt and seven, tai reiškia, kad bus skirtingai lyginiai ir nelyginiai puslapiai ir skirtingai pirmam. Šis žymėjimas gali būti nuimtas proceso metu, todėl atkreipkite dėmesį, jeigu bus nuimtas, tai vėl pažymėkite. Kodėl skirtingai pirmam lapė? Todėl, kad titulinis lapas, tituliniam lapė neturi būti viršutinis ir apatinis parašties vardijimų, tai taip pat numeracija būtų puslapio. Skirtingai lyginėse ir nelyginėse, per visuose lyginėse puslapė bus toks, kaip jūs, reiškia, formatavimas, kaip jūs suformatuosit vieną iš lyginių puslapį ir tas pasliečia ir nelyginės. Taigi, lyginėse puslapiuose periname į lyginį puslapį, bet kokį lyginį puslapį. Viršui, atkreipkite dėmesį, yra tabuliacijos žymė, taigi jeigu paspausim klavišą tab, perėsime. Tarkim, rašom, kad apatinėje lyginio, atkreipkite dėmesį, kad automatiškai nusiėmė different test page, dar kad pastinkim, kad jis vyktų. Apatinėje lyginio puslapio paraštėje įterpim iš pradžių puslapį. Tai bus page number, įterpiam apačioj, bottom, ir turim pasirinkti centre išdėstymą. Kreipkite dėmesį, kad atsirado antrą eilutę. Taigi, šitą antrą eilutę ištrinkim, delete nepavyksta, tai pastatom į antrą eilutę ir paspaudžiam mygtuką backspace, kuris yra virš enter klaviatūros. Pastatom žymeklį prieš šitą ženklą, paspaudžiam mygtuką backspace, kuris yra vėlgi virš antrą mygtuką ir parašom čia technikos fakultetą. Jūs galite parašyti pilnai ir tam, kad skaičius 10 nušoktų ties tabuliacijos ženklo, spaudžiam tą klavišą. Nelyginėse puslapiuose rašom grupės pavadinimą. Centruojam tą klavišą, paspaudžiam grupės pavadinimą. Pavyzdžiui, EA20. Apačioj rašom, vėl įterpsim puslapio numerį, page number, bottom, page number, centre. Vėl ištrinam šį nereikalingą tarpą, naudojam backspace mygtuką, pastatom žymeklį prieš, vėl paspaudžiam backspace, perėjom į pradžią, čia ir rašom vardą pavardę, paspaudžiam mygtuką tab ir galim uždaryti formatavimą, close, header and footer. Dabar maksimalizuosiu langą ir žiūrėkit, kaip dėmesį, kad vienas puslapis yra sunumeruotas ir taip pat
yra parašytos, užvardintos paraštės, taip kaip jūs atlikot lyginasi ir nelyginasi puslapį. Dėkui už dėmesį.